Šitas piešinys vadinasi Mažais žingsneliais ir jo idėja, jau paprasčiau ir akivaizdžiau, net nemoku pasakyti. Nupiešiau mažus žingsnelius piešiniui mažais žingsneliais. Padariau tokį žingsnių medį, kad būtų aišku, kad nebūna didelių žingsnių be mažesnių etapų. Tokia ir mintis, labai paprasta, bet labai reikia ją priminti savo kiekvieną dieną. Ir aš, kai atvažiavau, man buvo šokas, ta vieta labai pasikeitė. Kas čia dabar? Renovacijos, pastatai, kavinės, kavinukės, hipsterinas. Tas aš čia vaikystėje tryniau, čia buvo baisu. Ta vieta labai pasikeitė ir aišku įgavo naujų spalvų vien dėl to, kad buvo sutvarkyta. Buvo priėję keletą iš švietimo įstaigų, kaimynai, čia kurie gyvena priešais, labai geranoriški, labai draugiški, dėkoju ir džiaugiasi. Tai faina buvo. Labai. Uodai. Labai rimtas iššūkis buvo uodai. Plyta yra toks iššūkis savaime pats iš savęs, jų sudėtingiau. Aš kadangi nepiešiu su purškiamais, tai jau ten tada reikia žaistis. Kopėčios buvo iššūkis, buvo nepatogu. Ropškis ten sunkios, perkelk dėl 10 cm. Tokia, ką žinau. Palyginus labai buvo geras oras, viskas buvo ok. Aš visiškai atiduodu natūraliai atrankai ir jau kas bus, tas bus. Jeigu jisai bus tageriu pažymėtas, man viskas su tuo yra gerai. Vadinasi, po 5 metų bus galima ją uždažyti ir pakviesti kitą menininką ir piešti kitą darbą ir taip žmonės turės atnaujinimą. O šiaip gal ir kas 5 metus būtų galima jį pakeisti kažkuo kitu. Gal jis nubluks saulė, gal nugriaus tą transformatorinę. Aš nežinau, aš jį paleidžiu ir tegu jis gyvena savo gyvenimą, aš jokių lūkesčių neturiu iš vis.